pagaliau išaušo pavasaris. Važiuosim pasibuzot. Kalne sniego beveik nėra, bet skaipasai tai brangos. Tai turėtų būti linksma. Nu, nors pasikilnosi. Nu, kas ten dabar yra šiais laikais tie 200 eurų? Argi čia pinigai? Net normaliai nepasidėsi kabakė kokiam. Wow! Kadangi slidinėta seniai, tai apšilimas vyksta Mėlynoj lagūnoj. Sniego visgi atsirado, nors lauke vakar net 18 šilumos buvo, bet čia visai smagu kalnuose. Tai žodžiu bus matyt. Žiūrim, kaip čia toliau. Dabar varysiu biškį didesnę trasą, nežinau. Ar čia eisim pažiūrėt? Bet reikia dar apšilt biškutį. Sniegas ryte geras, bet bus matyt. Žodžiu, galit man pavydėt, bet man jau patinka. Žiema dar iš kiemo neik. Dar ne vakaras. Va, čia kryželis yra, sako, čia neliekit, nes gali būti žmonių. Kur turtingi kurmiai dingo? Kažkur toli. Kalnai gražus, bet jaučiu, kad aš pats esu gražesnis. Va. Galim važiuoti taip. Kažik, nu čia turėčiau nuvažiuoti. Oi, čia kol dar nesuvertė. Kupstai, kol nesuversti, galima ir filmuojant važiuoti. Ir jaučiu, kad jau atvažiuojam Aludę ir reiks inkalti, nes džiūsta burna. O gal ir ne. Na, bus matyti. Tai va. Gerai nuvažiavau? Ne. Kur? Ten reikėjo sukti. Sveiki, nežinau, ar matas tas kalnas. Bet mes planuojam ten lipti. Dabar pervažiuojam lengva traselę, tai įsijėmiau pafilmuot. Mane čia visi lenkia. Nieko tokio. Va, miškeliu gražu važiuoti. Ir aš važiuoju. Biškį primiršęs. Kojos kartais ant posūkio atsilieka, tada būna juokinga, bet kaip nors. Pavaliukais. Ir kai gerai, kad dariau tos pritūpimus. Raumį jaučiu, bet dar neskauda. Tai čia yra gerai, kaip kokiam pritūpimui jau. O mes dar čia kiek valandą pavažinėjom. Dar labai gerai, kad Valtareną pasiėmiau. Tai reiks pasitepti vakare, kad rytoj dar galėčiau čia žinėti. Nes kitaip tai gali būti linksmybė. Žodžiu, čia dar žiema. Kaip man patinka žiema. Gražus keliukas sniego. Tie babausiai kažkur jau toli nuvarė. Tai žodžiu bus matyti. Gal dabar jau matos tas kalniukas, kur mes turim užvaryti.
ir čia buvo galima atvažiuoti, net nežinojau. O sniegas tai jau darosi šlapias. Sniegas ir pažas. Aha. Tai va ten į viršų reikia, kur burbuliuoja. Matot viršui? Varom šitą? Nu gerai. Tai kol kas filmavimo užteks. Nu ir pažiūrėkit, ar negražus pavasaris. Nu. Kovo 8. Nereikia jokio pavydo. Tiesiog liepkalnis, tikri vyrai palieka moteris ir važiuoja paslidinėti. Matot, tai nėra uostas už kalniuko. Sodai matosi. Nu kaip visada, kaip jūs pripratę. Nu ką, labas rytas, antra slidinėjimo diena. Pavalgėm. Vakar buvom Namastėj, indiškam restorane, bet picų nevalgėm. Žodžiu, trasų platumas kaip Liepkalnį, nors ne, Liepkalnį plačiau. Temperatūra už borto 3 laipsniai, vėjo nelabai jaučiu, bet pamiršau šiandien kojinę susidės slidinėjimo, tai su paprastom. Tai kaip slidinėsiu, tai bus matyt. Pusryčiai nekokie buvo, tai suvalgiau tik kiaušinienės ir kruasaną bulkinį. Nu, bet bus matyt, čia restoranų yra, tai gal į kokį užeisiu. O jeigu ir burna išdžius, tai ko nieko prieš ir alalio paim. Aliukas mačiau Augustinerio yra. Kalnuose jau kituose sniego nėra, bet čia tai dar atvežė. Tai dar turim sniego ir galim sliuokti ir čiuožti. Tai kaip ir visai nieko. O toliau, nu tai kaip bus, tai bus, nu. Be kojinių čiuoš jausmas geras. Ai, dar pamiršau papasakot, kad palikom batus mašinoj. Tai šiandien tas pats, kas į balą merkojas buvo. Taip jau buvo juokinga. Nu, bet tai nieko tokio. Kojinių turiu, bet pamiršau užsidėti. Tai gal irgi visai nieko. Nu va, matot, va šitą restoranėlis čia toks, jeigu jau valgyt labai norėsis. Bet jei nesinorės, tai galima ir nevalgyt. Galima, kaip lietuviai mėgsta, kiaušinių prisidėti atsivežti. Tai irgi, nu. Tai toliau tęsiam. Pasikalbėjau su vietiniais, sako, sniegas čia tikras, nedarytas. Tik sako, kai buvo daug sniego, tai jį saugojo. Suvežė va nuo tų kitų kalnų, kad tik aš galėtau paslidinėti. Tai va. Čia kiti beapročiai lekia tuo greičiu. Taigi čia yra greičio ribotuvai, mane vakar nufotkino, bet baudos gal neatsiūs. Variau 59,5, o 60 galima buvo. Sniegas dar nesugarunkščiavęs, celiulito ant sniego nėra, tai važiuojasi neblogai. Va, dėdė su šūdos spalvos striukė varo. Ten tas geltonas, tai vipinis keltuvėlis, matot? Su juo ten jau jai pasiseka, tai sako, labai gera diena būna. Lucky Day vadinasi. Tai va, kas čia dar daugiau? Vis dar nematau to savo aludės, kur nužiūrėjau, kai kėlėmės šitais raudonais bumbulukais kalėdiniais. Tai šiaip tai nuo kalėdų eglutės girlianda likus. Va, dar vienas lakis. Žodžiu, lakinam toliau. Va, mano Augustineris. Ką aš ir norėjau pasakyti, kad kaip ir jau baigiu misiją, ai dar nedirba. Tai gal dar pasivažinėsiu. Nes matot, jei jau yra Augustinerio, tai visi žino, kad mane čia galima ir rasti. Aš taip negeriu, bet jau Augustineris tai mano silpnybė. Ten jau aš ir galiu miegoti. Tai va.
ką dar čia jums gražaus papasakot. Kaip ir neturiu ką, bet tai bus matyt. Tie visi kaimiečiai, kur YouTube filmuoja, irgi neturi ką pasakot. Sako, nu ir va, atvažiavau, pasikasiavausi, nagas nulūžo, nosies plaukas išaugo. Dar vėl, nu, neturiu jokių, ir kremukais nuo saulės nepasitepiau. Bet svarbiausia, kad turiu įsidėjęs. Bet gal nenudegsiu per daug. Nu, bet tai bus matyt vakare, skaičiuosim jau tuos nudegimo viščiukus. Bet kas gerai daryti, kad nėra nei kupstukų, nei drumstukų. Tai labai malonu važiuoti. Aišku, galvojate, aš čia labai pjaunu, bet pjaunu dėl to, kad važiuoju su kameryte, o kamerytę tai laikau rankoje, suprantat, va čia va matos net mano vaizdas, suprantat, supraskit, kad čia žmonių yra lauke, šiandien jau 7 šilumos, bet sniego irgi yra. Nu taip pat kaip Liepkalnį per kovo 8. Praskrido dar kažkas, dar pravažiavo. Moteriškė nulėkė ant lentos. Žodžiu, va tai va. Bandau persukt kamerą į save, bet jaučiu, kad neišeis. Tai kažkaip sustot, rast kurioj vietoj. Va, štai ir aš. Dabar važiuosim, kaip mane rodo. Ha? Čia aš, įmitęs, dėdė po alaus, su Kaiserschmarren. Visas toks gražus. Į jūs nežiūriu, nes reikia žiūrėti, kur čiuošiu. Čia ne mėlyna trasa, o raudona, tai biškį reikia pamakaliuosin. 7A. O va čia rodau, kaip reikia važinėt. Ai, nepavijau. Jau nėra ką rodyt. Jau ten toli. Norėjau parodyti, kaip važinėt, bet nespėjau. Nu nieko tokio, kitą kartą pamatysit. O jeigu nepamatysit, tai YouTube susiveskit. Geras slidinėjimas, ne kaip mano. Ir tada pamatysit. O, paskutinė diena Kalnų Rojui. Saulė šviečia, matyt nelis. Nu, bet bus matyt. Oras gražus. Mačiau, jo bulvės žmonės apačiai sodina. Bet kadangi mums yra svarbi diena rytoj, kovo 11, ruošimės paminėti. Tai šiandien laukia didi treniruotė. Varysim 10 km nuo viršaus. Ten apačiai sniego nėra, tai bus jau nes čiuožinėjimas su slidėm, bet tas hikingas. Toks mišrūnas, gal kaip ultramaratonas kažkoks. Kokie ten tie būna? Ultratriatlonas, ne? Kažkas toks. Dviatlonas bus jo. Tai va, tai bet apačioj laukia prizas. Jėgeris su meisteriu. Ir sako, jeigu ką, tai padės. Jeigu bus jėgų dar kart kelsimės, o jeigu ne, tai matėm neblogas baras yra prie Sky, tai ar Sky dangus, tai po dangaus. Žodžiu, vis tiek jau šiandien išsilyginau ir kojines minėjimui. Turiu naujus trisikėlius dar su etiketė. Vis tiek tokią šventę reikia minėti švariam. Vanduo čia nemokamai, įskaičiuotas į kainą. Nu, sniegas va šitos va. Tai išsitrinsiu pažasis, kai baigsim slidinėtis, būsiu švarus. Tai kaip ir viskas tvarkoj. Kas čia dar? Nuošliaužų nėra ir lavinų irgi. Net kartais galvoju, kuos nuošliauža nuo lavinų. Ai, viena ruda būna. Tai žodžiu, aš kaip suprantu, tualete pas mane nuošliaužos. Va toks ir kovas. Sunkus, pagiringas, bet pozityvus. Visgi rytoj kovo 11. Nenuleidžiam nosių, įsipučiam geriau jas. Turi būti pozityvas, viskas tik ant pozityvo ir su vėliavėlėlėm. Geltona, žalia ir raudona. Ir ne Lievatu, o Lietuva. Nu, žodžiu, baigiu nusišnekėti, jaučiu, Jėgerio pirma dozė davė savo, rezultatą patys matot. Baigiam užsikelti į kalną ir va tada jau užsidėsiu slides, pirštinės ir važiuosiu žemyn.
O žemyn kaip seksis, tai papasakosiu, bet nefilmuosiu, nes ten vis tiek greičiai dideli ir aš galvoju, kad dar paskui nugriūsiu, tai gaila kameros, bet ne savęs. Tai va čia va matosi, kaip sniegas nutrupėjęs, nuotrupo sniego. Tai va, keltuvai, tai čia aišku norėjau paminėti, kad tiesiai atvežti atsivežėm patys iš Druskininkų, lygiai tie patys, tai mums už tai nekainuoja. Nu kovo 11 proga visi lietuviai gali važiuoti čia ir šitais keltuvais, kai užsikelia viršų, jau varyti nemokamai. Tai va taip va šitų keliukų lengvu, čia 5 kelias, mėlynas tai nemokamas, nes raudoni tai mokami, tai važiuokit mėlynu keliuku, va taip va. Čia tas va purus sniegutis toks, žinokit, čia tuoj dar po pietų jau bus šerbetas, tai tada kas yra patogu, galit pasimti jėgerio ar ką, užpilę ant sniegučio ir su šaukštu valgai ir gaunas toks kaip kokteiliukas, žiauriai skanu. Rekomenduoju visiems, visgi šventė, nereikia ten prie tų puodų stovėti, šventę reikia švęst, kovo 11 mūsų šventė, todėl nesikuklinam, drąsiai nesivaržom, visi, prašau, čia pas mus. Va, tai kas neturit kur gyventi, va, namukas čia yra, kaip tik yra vietų, šiaudų yra, galit savo atsivešti šiaudų, jeigu norit. Čia kaip kam išeis jau, žodžiu. Kas čia dar gražaus? Gražaus daug, kad jau kažkas nuvirto. Bet nu taip jau būna, pasitaiko. Dabar važiuojam toliau žiūrėti, kas čia dar gražaus. Kalnai kaip kalnai, pakalnės nuplikę, bet šitų grožių senobinių vis dar kažkas tiki, tame tarpe ir aš. Žodžiu, čia labai visai gražu, gamta graži, ne tokia kaip Lietuvoje, aišku. Nu ir čia sniegas netoks, reikia pripažinti. Ir ledai čia dar nepajudėjo. Nu čia biški viskas truputį kitaip, bet be jokio pavydo. Galgi tos bakūžės dar nuleisiu jūs parodyti, kad čia tikrai dar visko galima pamatyti. Kaip ten sako, visi ir bus matyti, bet aš sakau, kad svarbu neįsitašky dabar per šerbetą, nes nu iš tikro stengiamės čia su visais to šerbeto, kad daugiau būtų. Nu jeigu šventė, tai šventė, lietuvių bus daug, tai ir šerbeto reikia. Visgi kaip ne kaip, bet tauta tai mėgsta pavartot, nu. Anokia čia paslaptis, tame tarpe ir aš. Tai va. Taip, kad viskas čia jau H3, vėlgi mėlynas kelias, matot, mėlyni keliai nemokami, raudoni mokami. O juodi tai ten iš vis jau juodai, jau po šerbetą reikia varyti. O čia dabar viskas labai gražu. Prašau, jeigu kas nori, yra ir akvariumas. Ir čia visko yra. Va, sėdi, džiaugiesi saulyte. Malonu, gražu, gera. Nu, panašiai pas mus visada būna. Aišku, va, gerai, kodėl, pavyzdžiui, čia sausio 13 negalima švęsti, nu, neleidžia čia laužų deginti, žinokit, tai va dėl to. Taip švęstume ir ją, paminėtume kažkaip. O dabar jau yra kaip yra. Galvoju tiesiai vienas, nu tai sėdžiu dabar galvoju, jie vytvai mat paliko vieną. Gal nepasiklysiu, gal neiškrisiu iš tos karzinkos. Nes žiauriai žiauru čia man, žiūrėkit. Pažiūrėkit, matot? Vienas sėdžiu. Sako, tu toks storas, kad lipk vienas į šitą dėžę tave. Čia tik vaikai gali, matot? Va taip va ir būna, kai nusisuka svorio fortūna. Žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad ruošiamės kovo 11. Galvoju, kokius čia žodžius reiks pasirinkti, bet tai gerai, kad yra dirbtinis intelektas, tai gal dirbtinį ką nors sugalvos, nes norisi kažkaip kažką gražaus tai Lietuvai pasakyti. O kaip gražiai saulė šviečia virš mano galvos, aš tiesiog palaimintas. Tai va, grinai matosi, kad aš čia ruošiuosi, ne šiaip kažką darau, o čia yra rimti reikalai ir mes galvojam, kad reikia Lietuvą pasveikinti būtent taip, o ne kad kažkaip sėdi ten namie, koinės plauni ar dar kažką parduotuviai prie makaronų stovi. Ne, tie laikai praėjo. Ir neverkit, kad brangus benzinas. Galvojau, kad, žodžiu, skufai sugrįžta.
Nusimato didelė odisėja. Žodžiu, reiktų jau pradėti mane stebėti. Jau ten tai bus linksma, bet man tai tikrai. Tokį iššūkį savo daviau, kad tokiuose metas turės kaip reikiant pakratyti kauliukus. Nu, žodžiu, žiūrėkit. Anekdotų bus ir be dirbtinio intelekto. Žiūrėkit, baigiam slidinėti su klasiokais. Klasės susirinkimas. Visi čia mano. Viemičiai dar jaunesni metais susirinko.